Labas, čia Gediminas Grinevičius, verslo treneris, kaip laikaisi. Ir šiandien noriu su tavimi pakalbėti apie tai, kada verta dalintis savo sėkmėmis, pasisekimais ir kada turėtum dalintis savo nesėkmėmis arba nepasisekimais. Taigi, jeigu žiūri šį video įrašą, padaryk man paslaugą, parašyk grotelės įrašas į komentarus. Jei esi naujas arba nauja, jeigu pirmą kartą žiūri vieną iš mano video, būčiau labai dėkingas, jeigu parašytum naujas arba naujai į komentarus. Ir žinoma, jeigu gausi šio video naudos arba manai kažkam kitam šis video galėtų būti naudingas, būčiau nepaprastai dėkingas, jeigu pasidalintum šio video ir parašytum į komentarus pasidalinau. Arba gali tiesiog užtaginti, pažymėti savo draugus, komandos narius komentaruose žemiau, kad jie taip pat pamatytų šį video. Taigi, jeigu nori sumotyvuoti žmonės, dalinkis savo sėkme. Jeigu nori pakeisti žmonių gyvenimą, dalinkis savo nepasisekimais. Būtent daugelis iš mūsų galvojame, kad jeigu mes tiesiog rodysim, koks idealus mūsų gyvenimas, jeigu mes tiesiog dalinsimės visomis savo sėkmėmis ir kaip mes viską pasiekim, tai labiausiai įkvėps žmonės. Bet tikri žmonės, realūs žmonės, juk patiria ir nepasisekimo, ar ne? Jie ir suklumpa. Ir didelis šansas, kad tas žmogus, kuris seka tavo kelionę, kuris žiūri tavo storius, kuris žiūri ttavo live transliacijas, kuris skaito tavo postus, didelis šansas, kad tas žmogus patiria nepasisekimų. Didelis šansas, kad tas žmogus, pas tą žmogų ne viskas einasi kaip sviestų patepta ir kaip iš pypkės. Taip? Ir jeigu pas tave viskas visada idealu ir viskas visą laiką perfekt, ir tavo gyvenimas idealus, ir tavo santykiai idealus, ir tavo versle nebūna niekados problemų ir iššūkių, tiesiog viskas einasi taip super puikiai, nuostabiai, lengvai, kas gali vykti? Tada tas žmogus gali, anglų kalboje yra toks žodis relate, sako, kaip užmegzti kontaktą, emocinį ryšį su tavimi. Ir tada tas ryšys gali neužsimegzti. Tas žmogus gali nesuprasti, kaip, pavyzdžiui, pas tave viskas taip idealiai, o pas mane yra iššūkiai. Kaip pas tave viskas taip puikiai sekasi, o pas mane yra problemas ir panašiai. Dėl to būtent labai dažnai mes didžiausią įtaką padarysim žmonėm ir labiausiai pakeisim jų gyvenimus, kai mes pasidaliname, kad ir pas mus nebuvo viskas idealu. Ir mes turėjome susidoroti su iššūkiais, problemomis, sunkumais ir taip toliau. Taip? Dėl ko dažnai, kai aš, pavyzdžiui, darau video ar postus ar transliacijas tinklinio marketingo atstovams, nes tai yra mano bendruomenė, tai yra mano klanas, taip, dažnai gaunu komentarus, wow, man šito posto būtent ir reikėjo, wow, čia tiesiai būtent apie tai, apie ką aš galvoju šiuo metu, čia būtent mano situaciją apibūdini. Dėl ko? Dėl to, kad aš žinau, su kuo susiduria tinklinio marketingo atstovai. Nes aš su tuo susidurdavau. Aš žinau, kokias problemas jie patiria, aš žinau, kokius sunkumus jie patiria, aš žinau, kas jiems neduoda ramybės, nes aš susidūriau su tais pačiais dalykais. Man reikėjo susitvarkyti su tais pačiais dalykais. Taip? Ir dėl to aš žinau tada, kaip padėti tam žmogui, ar žinau, kaip jį padrasinti, ar kaip jį įkvėpti, ypač, kai aš pasidalinu, kad man užtruko 6 mėnesius rasti pirmą komandos narį, kuris iš viso kažką darė. Tai jeigu tu pirmas kelias savaitės neradai, tai nieko baisaus. Taip? Aš pasidalinu, kad man užtruko beveik 2 metus pasiekti 1000 eurų per mėnesį pajamas, taip, kur kiti kartais padaro per mėnesį ar 2 tokias pajamas, taip. Aš pasidalinu, kad man reikėjo atstatyti savo komandą ne vieną kartą, taip, po to, kai išeina lyderis arba nustoja daryti verslą ir sugriūna viskas ir vėl reikia vos ne iš naujo viską pradėti, taip. Aš būtent nuolatos dalinuosi su būtent žmonėmis, su kuriais aš kalbu, su kuriais aš dalinuosi informaciją, kad ir pas mane buvo iššūkių, ir pas mane buvo problemų. Ir tai neretai padeda jiems suprasti, kad aš tada nesu beviltiškoj situacijai. Man irgi įmanoma, taip? Ir būtent vienas iš tokių labai svarbių konceptų tai yra, sako, tu gali mokinti iš rando, bet ne iš žaizdos, taip? Reiškia, tuo metu, kai tu patiri tos nepasisekimus, kai pas tave sunku, galbūt nėra lengva kalbėti apie tai, taip? Nėra smagu dalintis tuo, taip? Bet po to, kai tu susitvarkiai su ta problema, tai yra labai gera vieta, iš kurios tu gali mokinti. Taip, pavyzdžiui, aš prieš keletą metų, prieš kurį laiką patyriau bankrotą. Taip, ir tai yra tikrai nesmagus dalykas patirti. Taip, kai uždaro visas tavo banko sąskaitas ir viskas, tavo kredito istorija sugriauta ir panašiai. Taip. Ir tuo metu tikrai aš nesidalinau su nieko, kad aš tai patyriau. Taip, tikrai nebuvo smagu sakyti, sveiki visi, kaip jūs laikotės, aš patyriau bankrotą, yra viskas pas mane uždaryta. Taip. Ne, be abejo, tuo metu tu pats blogai jautiesi, tu kremtiesi dėl to, tu galvoji, kokias klaidas tu padarei ir panašiai.
Bet po to, kai tu išmokai tas pamokas, po kažkiek tai metų, dabar aš galiu mokinti iš to rando, ne iš to žaizdos, taip, ir dabar aš galiu lengvai dalintis patarimais ir idėjomis, kodėl tai man buvo naudinga, kodėl aš turėjau tai patirti, kad aš išmokčiau tam tikras pamokas, kad aš išmokčiau elgtis su pinigais geriau, kad aš būčiau labiau atsakingas, būtent kai eina kalba apie finansus ir panašiai. Taip, tai reiškia, jau kai tu susitvarkai su ta problema, tada tu esi idealioj pozicijoje padėti kitiems žmonėms, kurie taip pat susiduria su ta problema. Taip, dėl ko sako, tavo idealus klientas arba tavo tikslinė auditorija arba tas vadinamas kliento avataras, tai dažnai yra tas žmogus, kuriuo tu buvai prieš tai. Taip? Reiškia, didelis šansas, kad tavo produktas padėjo tau susitvarkyti kažkokią problemą. Tai tavo idealus klientas yra žmogus, kuris turi tą problemą, kurią tu susitvarkei. Galbūt tavo verslo galimybė tau pagerino gyvenimą kažkokiais tai būdais. Taip? Tai tavo idealus klientas yra žmogus, kuris yra tenai, kur tu buvai anksčiau. Taip? Galbūt neuždirba pakankamai, galbūt dirba nemėgstamą darbą, galbūt kažkokie kiti problemos, negali pakankamai laiko praleisti su šeima ir panašiai. Ir tu gali tam žmogui padėti, nes tu ten buvai. Nes tu žinai, ką reiškia būti toj vietoj, tu patyrei tas problemas, tu jas išsisprendei ir dabar tu gali padėti tam žmogui pasidalindamas savo istoriją. Kaip tau buvo sunku, kokius nepasisekimus ir problemas tu patyrei ir kaip tu juos išsprendei ir kaip dabar gali jiem padėti, ką jie dabar turėtų daryti ir panašiai. Taip, tad tu gali mokinti iš to rando, bet ne iš žaizdos. Kol tu ten esi vis dar, tai nelabai tu gali kažką mokinti. Taip, kai sako, visiems patinka pelenės istorija. Taip, iš skarmalų į turtus. Niekam nepatiktų ta istorija, jeigu būtų iš skarmalų į skarmalus. O jinai buvo vargšė ir liko visą gyvenimą vargšė. Tokia pasaka tikriausiai nebūtų paėjusi, taip, bet dėl to, kad jinai būtent iš vargšės tapo princesė, visiems patinka, taip, tos laimingos pabaigos, ta iš blogos situacijos į gerą situaciją, ta vadinama herojaus kelionė, taip. Ir tu savo gyvenime tikriausiai gali atrasti tas herojaus keliones, kur tu buvai tam tikroje situacijoje ir tada pagerinai ją ir atsiradai kitoje vietoje. Galbūt produkto dėka, galbūt verslo galimybės dėka, galbūt kažkokios paslaugos dėka, galbūt kitų kažkokių dalykų dėka, taip, bet būtent dabar tu esi idealioje pozicijoje mokinti kitus žmonės, kurie yra ten, toj vietoj. Galbūt jie yra užstrigę, galbūt jie dabar patiria nepasisekimus, galbūt patiria problemas ir panašiai. Ir tu pasidalindamas savo tą istoriją, būtent pasidalindamas klaidas ir sunkumus ir ką tu patyrei, tu tuos žmonės labiau pakeisi jų gyvenimą, negu tiesiog kalbėdamas, kad tavo gyvenimas idealus, dalindamas į idealias instagraminės foto ir kaip pas tave viskas puiku ir kaip tu niekada nepatiri problemų ir panašiai. Taip, tikiuosi turi prasme tai, ką aš bandau su tavimi pasidalinti čia šiandien. Jeigu buvo naudinga, būčiau nepaprastai dėkingas, jeigu pasidalintum šiuo video. Ir taip pat, jeigu norėtum sužinoti daugiau apie tai, kaip išnaudoti trumpus video savo versle, man trumpi video per paskutinės 40 dienų padėjo pasiekti 1,8 milijono žmonių, tai aš darysiu seminarą būtent šitą temą ir parodysiu, kaip tu gali padaryti tą patį savo versle, parduodant savo produktą, paslaugą, savo verslo galimybę. Jeigu tave domina, junkis prie mokymų bendruomenės Čempionų lyga, čempionųlyga.lt arba paspausk nuorodą šio video aprašyme, ten rasi visą informaciją. Ačiū, kad žiūrėjai, geros dienos ir iki greito. Čiau, viso, iki.